Lietuvos aludarių gildija pristato. Lietuviai nuo seno vertino savo auginamus apinius ir juos naudojo pagal paskirtį – alaus darimui. Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės 1592 metų statuto 9 skyriuje rašoma: jeigu kas smurto išdraskytų ar iškapotų svetimą apinyną, nors ir savo žemėje, ir tai būtų įrodyta pagristais įrodymais, toksai turi sumokėti už smurtą tam, kieno yra apinynas – 12 rublių grašių ir tiek pat mums, valdovui. O jeigu apinius tik nudraskytų, bet jų nesukapotų, toksai turi atlyginti nuostolius dvigubai. Apinį kaip tinkamiausia naudoti aludarystiai savo raštuose įtvirtino šventoji Hildegarda iš Bingeno, viduramžių mistikė, gamtos ir farmacijos žinovė 1153 metais. Mūsų senoliai net sakydavo: alus be apinių, sviestas be druskos, žirgas be uodegos, žmogus be dorybės, niekam nedera. Virimo katile į alaus mentalą yra įvedamas trečias komponentas, tai yra apiniai. Apiniai yra natūralus konservantas ir jų sudėtyje esančios medžiagos eteriniai aliejai suteikia būtent alui kartumo. Šiuo metu visi pasaulio didieji aludariai ir mažieji naudoja alaus gamyboje apinių granulės, nes taip yra patogiau. Palyginimui, kur mes sudedame stiklinę granulių, ten reikėtų įdėti apie maišą apinių spurgų. Viename litre alaus yra maždaug 2 gramai natūralių apinių. Apiniai veikia kaip natūralūs konservantai, o juose esančios karčiosios dervos ir eteriniai aliejai alui suteikia kartumą bei unikalų aromatą. Be to, kad jie priduoda kartumą, jie priduoda dar ir aromatą alui. Todėl mes naudojam skirtingas, ne tik karčiųjų, bet ir aromatinių apinių rūšis. Aludaris, kurdamas naują receptą, jisai ne tiek, kad vien tik tai salyklo derinį jų kūrė, bet ir apinių derinį ir jau numato būsimo alaus skonį, parinkdamas tuos ar kitus apinius. Apinių kokybė yra vertinama pagal juose esančios medžiagos lupilino kiekį, taip pat apinių rūšies aromatą, spalvą. Norint išgauti kažkokias subtilės alaus savybės ar kažkokį neįprastą alaus skonį, paprastai yra naudojami ir kartieji, ir aromatiniai apiniai, kadangi jie sustiprina vienas kito poveikį ir tiesiog labiau tada pasireiškia, žmogus labiau jaučia kartų alaus skonį ir puikų apinių aromatą. Verdant alaus misą, su apiniais išgaruoja vandens perteklius. Misa sterilizuojama, jie įgauna specifinį skonį ir aromatą. Išvirta misa paruošiama pagrindiniai fermentacijai. Apie tai pasakosime kitoje Lietuvos aludarių gildijos pasakojimo apie lietuvišką alų serijoje.